Labą rytą. Taigi turim jau 32 dienos rytą, naujas mėnuo atėjo. Taigi, nežinau, čia kokį 20 minučių jau guliu lovikiai, ilsiuos dar, niekur nekylu. Turiu po 7:20. Nežinau, reikės dar pagulėti kokį 10 minučių, paskui atsikelti kavytės pasidaryti. Turim arbatinuką čia tam hotelį. Tai pasidarysiu kavytės, atsigersiu dar kažką. Ir nežinau, reikės į miestą iškelti gal. Vis tiek čia tos kainas Bosnijoje nedidelės yra. Tai galvoju, reikės nueiti pavalgyti kažkur kažką. Po to gal į kokią dviratinę nuvaryti. Savo tą kepurikę pasikeisti, nes jau visa tokia sudilus, suplyšus jau skutai realiai tai lygiai tenais iš jos. Nežinau, pagalvosiu, susidėliosiu dieną dar. Šiaip, ką žinau, miegojau lygtais kaip ir normaliai, bet nebuvo to miego labai daug. Kokias 6,5 valandas gal miegojau kažkas tokio. Tai nežinau. Žodžiu, dar biškį pakimarinu lovytei. Eisiu kavos darytis, o pasidaręs kavos, kol gerisiu, suplanuosiu, ką veiksiu šiandien. Na tai kągi, atsigėriau kavytės. Sėdžiu čia biškį prie kompo, dar darbuojos. Turim po 9:37 dabar. Tai būtų neblogai visai gal pusryčius kažką pavalgyti, nes vakar tą pizzą suvalgiau, bet tai realiai kaip ir vienintelis maistas per visą dieną buvo, tai jau dabar toks biškį kaip ralgant jaučiuos. Tai nežinau, manau, kad reikia kilti, biškį čia nusimti tas tašikės, jau čia kažkiek, realiai viską kaip ir nusiėmęs esu. Čia nuo tų dviratuko tas tašikės ir su dviratuku lengvai čia iki miestą paliekti. Čia yra 3 km kokį dar kažką, nedaug, lengvai. Pro dviračių parduotuvę kokią prasuksiu, gal kažką pasižiūrėsiu, pasitvarkysiu dviratuką. Nežinau, pasižiūrėsiu ir pavalgysiu prie to pačio. Nu ką, jau išėjau į lauką, pasiėmiau savo dviratuką. Grįžęs į baseiniuką, manau, išauksiu biškį, palisėti, pakimarinti. Tai dabar varau kažkur link dviračių parduotuvės. Nežinau, pirmą arba į tą dviratį nuvešiu tenais, kad biškį pažiūrėtų, patvarkytų, jaučiu grandinę, reikėtų, manau, pakeisti jau. Nes paskutinį kartą keičiau Varšuvoje, tai prieš daugiau negu 2000 km. Tai greičiausiai, kad jau reikia keisti. Tai arba iki dviračių parduotuvės pirmą, arba pavalgyti bus matyti. Tai žodžiu, judu po truputį link miestą ir matysi, kaip čia mano laisva diena susiklostys. Na, išvarėm biškį po miestuką prasilėkti. Čia kažkoks apgriuvęs nams. Čia pro kažkokią jaučiu kaip pagrindinė centro gatvikė važiuoju. Graži, visa tvarkinga. Jėdam link dviračių parduotuvės pirmą, pasižiūrėsim kaip ten kas. Ir aplinkui ten užkandinių turėtų būti, tai nuvarysiu kažką ir pavalgyti prie to pačio. Taigi, nuvariau iki tos dviratinės, pažiūrėjau tą grandinę, nors ir virš 2000 km įrasta grandinė. Sakė, kaip ir normali, sakė, išsivalyti, susitepti ten viską ir turėtų viskas būti gerai. Tai, žodžiu, grįžęs tą ir padarysiu. Tai atvariau į kavinę, stačiau tą dviratuką, grįžęs išsivalysiu, tvarkysiu. Tai užsisakiau omletą ir užsisakiau latte kavos. Tai, kaip yra proga visą laiką kažkokių kiaušinių pasimsiu, nes pasiilgęs kiaušinėse, nes taip kaip ne kelionėje būdavau, tai realiai kiekvieną dieną kiaušinius valgydavau, o dabar kelioniai, jeigu neklystu antrą kartą, tik tais kiaušinius valgysiu, nes pirmą kartą vienai man atrodo, kad valgiau. Tai, žodžiu, laukiam, kol atneš mano maistuką, eisim papusryčiauti ir apsuksim čia ratuką, apsižiūrėsim tą Mostarą, į suvenyrų parduotuvę, kokią gal užsuksim, matysim. Nu ką, atkeliavo mano kiaušinėlį su salatikėm ir skrebučiais. Kavytės jau pusę nugėriau. Tai žodžiu, pavalgom ir jėdam toliau biškį miestą patyrinėti. Na taigi labai skaniai papusryčiavau.
Atvariau iki tokią prekybcentrę čia, prisirakinau dviratuką, pabandysiu gertuvės pasikeisti, nes jau tokias biškai aptokusias yra. Ir kepurikę tą pabandysiu rasti, tai čia mačiau sporto prekės yra šitam prekybcentrį. Tai pabandysim užsukti, pasižiūrėsim. Bent jau gertuvės tai tikrai turės, o ar kepurikę rasiu, tai dar bus matyti. Nu tai kaip ir tikėjaus, gertuvės radau, nusipirkau 2 gertuvės pasikeisti. Tai šitas gertuvės išmesiu lauk, nes jau tokias biškai pavargusias yra. Ir kepurės neradau, kaip ir galvojau, tai teks vis dar su sena kepurikė būti. Bet užtat šitą maikę, va tokią, kur pamečiau kareivinę, čia kada buvo vakar, man rodos, tai panašią kažkokią maikikę irgi nusipirkau, tai bus pasikeitimai. Tai žodžiu, nusipirkau maikutę vieną ir 2 gertuvės. Tai lėkiu dar apsuksiu ratuką, apžiūrėsiu Mostarą, dabar turim be 10 minučių 12. Ir mačiau tenais centre yra pora suvenyrų parduotuvė, tai pro suvenyrų parduotuvę prasuksiu, kažką apsiprekinsiu ir turbūt grįšiu iki hoteliuką, gal da pro parduotuvę kokią prasuksiu, o grįžęs į hoteliuką į baseiną eisiu pakimarinti kokį pusę valandikę palisyti biškį. Tai tiek kol kas. Atvažiavom ant senojo Mostar tilto, taigi žiauriai gražiai čia atrodo, labai srauni upė. Tekanti čia pasaka. Tenais ant kalną matos kryžius. Irgi įmanoma tenais užkopti, bet tikrai neturiu jėgų varyti ant to kalną ten užkopti. Nuo to kalno visas kaip ir Mostars matos, bet tikrai ne šiandien, jeigu rytoj bus jėgų, tai iš ryto iškeldams iš hoteliuko prasuksiu. Tai bus matyti. Judu toliau link suvenyrų parduotuvės, čia už kilometriko kažkur turėtų būti. Tai pasižiūrėsiu, ką ten gerą turi, kažką apsiprekinsiu ir tiek. Taigi važiavau pro šalį, čia pamačiau kažkokią telefonų parduotuvėkę. Sakau, telefoną dėkliuką reikia pasikeisti, nes jau tą, kur seną turėjau, tai labai jau toksai visas pavargęs buvo. Tai atsinaujinau dėkliuką, naujas dabar dėkliuks. Ką žinau, visai gerai atrodo, viskas tvarkoja, viskas gerai. Važiuojam iki suvenyrų parduotuvės, čia toj gatvėkiai kažkur turėtų būti gale, pavažiavus toliau. Na va, užsakau iki kažkokios suvenyrų parduotuvės, kaip ir radau, plius minus visko, ko norėjau. Tai judu po biškį atgal link viešbutuką, dar čia prasuksiu ratą pro tą visą gatvėkę, nes čia tokie turistiniai gatvėkiai, gal kažką įdomaus užmatysiu dar. Ir nežinau, eisim ilsėtis, nes vis tiek šiandien man kaip ir poilsio diena priklauso. Dar tenais kokią grožę kalt. Norėčiau čia visai nusifotkinti, bet turistų milijardus čia stovi eilė, tai nežinau, pabandysiu biškį palaukti, jeigu prasiskirstis, duos kažkokią laisvą minutę, tai nusifotkinsiu tenais. Nu labai gražiai šitos gatvėkės, tokie slidus akmenukai visur. Turistų milijonus. Šuniuks mieg tenais ant žemės pakritas. Gražu, truputį per daug turistų, bet šiaip tikrai gražus miestas, užskaitau. Nežinau, čia jau planavau išeiti, bet čia ratais vis dar vaikštau. Po visokias suvenyrų parduotuvės, po visokias gatvykės. Nežinau, gal kažką įdomus dar pamatysiu, nusipirksiu vis tiek šiandien. Niekur neskubu, net nesėdam dviračio, o tiesiog stumiaus. Tai žodžiu, dar truputį pasivaikščiosiu ir judėsiu iki viešbutuką atgal. Čia irgi taip gražiai viskas atrodo. Tenais bokštas, bažnyčios. Žodžiu, žiauriai gražus miestas iš tikrųjų. Taigi išlindau iš viso to miesto šurmulio. Judam link viešbutaną. Čia už kokią puskilometriuką jau bus jisai. Tai grįšiu ir nežinau, eisiu į tą baseiną gal pakimarinti kokį pusvalanduką, valandikę, pailsėti biškį. O paskui greičiausiai reikės kažkada kažkur išlysti pietų pavalgyti. Nes dabar turim, kiek čia yra tų valandų, be 11:01. O tų kiaušinukų valgiau, nežinau, kokie 11, po 11:15 kažkas tokia. Tai dar kol kas tikrai sotus, laimingas, viskas gerai. O čia valgyt, kaip pastebėjau, pirkti nelabai apsimoka taip iš parduotuvės, nes, pavyzdžiui, už tos kiaušinius tenai su kavyte
kiek aš ten sumokėjau, 6 eurus, 8 kažkas tokia, tai tikrai geriau eiti kažkur normaliai kažką pavalgyti, negu ten kokių submarinų iš kažkur ten pirkti ir valgyti. Nu tai ką, grįžom į viešbutuką, atėjau į baseiniuką, šokom biškį prasiplaukti, prasimaudyti, pailsėti, pakimarinti čia vandenukį. Kažina šilts bent jau, nežiūrėjau. Nu, nėra baisiai šilts, bet tai... Bus gerai. Šiandien dieną apie 25-26 kažkur. Tai tikrai nesišalsi čia. Pakimarinsiu kažkiek, biškį pasiplaukėsiu ir, nežinau, eisiu į kambariuką, pakimarinsiu, gal kavos kokios atsigersiu. Na, nusimaudžiau, prasiplaukiau biškį čia puskilometriuką pirmyn atgal. Nežinau, žiauriai smagiai, iš pradžių galvojau, kad šalts vandenuks bus, bet tai vos tik iki pilvo jau įlindau į tą vandenį, tai jau viskas ledas buvo. Tai, nežinau, einu į vidų, kokios kavytės atsigersiu, pailsėsiu, gal dar video reikės pamontuoti, kažką padaryti. Žiūrėsiu, paskui, kiek čia kažin valandų dabar turiu, po pirmos 37. Tai nežinau, kokią 3 valandikę, gal ant pusę 4 kokį. Reikės dar į miestą išlysti, kažkur kažką pavalgyti, papietauti. Nežinau, šiandien tokia lengva dienikė, pasidarysiu, nieko kažkuo nepersistengsiu. Kaip per savo pasižadėjau, šiandien poilsio diena tokia. Nu va, pasiplaukiau, grįžau į kambariuką, užsikaičiau kavytės. Ir sakau, vakar, kadangi visiškai nebuvo jėgų, tai tikrai nežadėjau plauti rūbus, tai išsiplovau visus rūbus. Tai nežinau, bet čia, kažina, gerai išdžiūstam kambarį, tai einu pažiūrėsiu į lauką, gal kažkur rasiu, kur galiu padžiauti ir bandysiu tenais padžiauti, vis tiek greičiau turėtų išdžiūti negu kambarį. Nu tai ką, apsimovau naują maikikę, kur nusipirkau šiandien, išgėriau kavytę. Ir ką, čia turim po 4-3 minutės, tai jau visai kaip ir valgyt norėčiau, tai greičiausiai tai ir darau. Leku į miestą, pavalgyti ir vienas toksai žmogus rekomendavo burek tokį paragauti, tai mačiau, kad yra čia už poros kilometrų tų burekų. Tai nežinau, reikia pabandyti, paragauti, kas tenais įdomybė yra. Tai varom į kitos vietikės, pavalgysim tenais tų burekų ir grįžtant dar gali parduotuvę kokią užsuksiu ir nežinau. Nes 3 kartą jau čia nebevarysiu miestą kažkur valgyti, jau taip kažkokių užkandžiukų pasimsiu vakariai, bus mano vakarienė tokia. Na, taigi atvariau čia į kažkokią tą užkandinę, pasiėmiau čia tą bureką, tai bandom paragauti. Čia kažkas kaip blins, kažkoks čia su mėsa, kažkas panašaus į tą pusę. Nežinau, tikiuosi skaniai bus. Na, taigi pavalgiau tą bureką. Nežinau, visai nieko. Biški toksai sausoks buvo, bet visai skaniai su jie. Tai judam link hoteliuką atgal, kaip tik po truputį lašnuoti lengvai pradeda. Čia be to šobelio, koks gal nekas. Ne. Geras. Kol kas, šiaip daug bosnių, čia kol kas mačiau ant gatvės tokių šunų kimarinančių, bet nei vienas iš viso net nieką nereaguoja. Važiuoji kažkaip ir pravažiuoji, o Lietuvoje be šansų būtų iš karto lotų bėgtų. Tai žodžiu, mašina čia maišus visokias, neim pravažiuoti. Tai žodžiu, važiuoju link hoteliuką, buvau sustojęs dar parduotuvikiai, biškai apsiprekinau, vakarų visokių užkandžių. Tai nežinau, jaučiau šiandien nebelysiu niekur. Tai varau į hoteliuką ir matysiu dar, ką šiandien gerą nuveiksiu. Nu tai kągi, turim be 20:10, tai apsivaliau čia truputį dviratuką, susitepiau grandinę, dar kažką, kažkiek tos priežiūros biški meilės įdėjau į tą dviratuką. Nežinau, rytoj reikės jau kilti, pradėti minti, baigęs mano čia poilsio diena kaip ir. Pabaigsiu čia video kažkokį žiūrėti, ką žiūriu dabar dar. Ir į lavytę reikės jau eiti, turbūt. Tai greičiausiai 32 dieną užbaigiam taip. Nieko šiandien nenumyniau. Nu, numyniau, kiek čia kokį 12 km.
bet prie to savo kompiuteriuko bendros statistikas tai nieko, nepridėjau nei 1 kilometrą. Tai greičiausiai tiek, einu miegoti ir iki rytojaus. Labą rytą. Taigi turim 33 dienos rytą po 7:12. Nežinau, prieš kiek čia kokį 20-25 minutės atsipūdau. Oi, kažkas tokio. Tai manau, reikia po truputį jau kilti iš lovytės. Šiaip išmiegau visai neblogai. Kokiu be 10, 11 jau kokio buvau užmigęs. Tai beveik 8 valandas išmiegau, tai vienas iš geresnių miegų tokių, kaip čia buvau miegos, tai manau reikia kilti, taisytis kavytės, įkelti video reik, nes viską jau padaręs, tik tais įkelti reik. Tai įkelsiu video, atsigersiu kavytės ir manau reikės po truputį įdėti lauk iš Mostaro. Tai šiandienas planas būtų pasiekti vėl atgal Kroatiją. Tai manau, dabar su Mostare, tai varysiu iki Opuzeno, nežinau, čia matos, iki Opuzeno, kuris yra jau Kroatijai, ir greičiausiai atgal į Bosniją, Neumą, čia kur yra. Tai šiandien turėčiau kirsti, jeigu viskas pagal planą gerai susiklostys, ir Kroatijos sieną, ir paskui vėl atgal į Bosnijos sieną turėčiau kirsti, kad grįžti atgal. Na, žiūrėsiu, kaip čia viskas šiandien susiklostys. Bet, žodžiu, kol kas tiek. Lepu iš lovytės lauk ir einu kavytės darytis. Nu, taigi, kilau iš lovytės, pasidariau kavos, įkėliau video. Jaučiu, kad reikia šokti į dušą, nusimaudyti. Biški per tą laiką atvies kavytį ir po truputį pradėti jau daiktukus visus dėliotis, pakuotis. Turim kiek dabar lygiai 8 ryto. Nu, tai būtų visai neblogai iki 9 jau išvažiuoti, nes visai pailsėjęs esu, galiu anksčiau pradėti minti. Ir gal da kažkur kažką sustosiu ir pavalgyti, nes vis tiek čia šitam mieste kurortinis toksai miestelis, tai pilna ant kiekvieną kampą visokių užkandinių kavinių, tai išvažiuojant iš to miesto dar kažką ir pavalgyti visai gal nieko būtų. Tai, žodžiu, kol kas tiek, einu į dušą maudytis. Na, taigi turim be 15:09, viską jau čia susidėjau, susipakavau, tai nešuos dviratuką į lauką, nešuos tašės į lauką, užsikraunu tas tašikės ir judu po truputį lauk iš Mostaro. Ir pakeliai tenais mačiau bus kažkokių užkandinių ar kažko tais, tai sustosiu kažką pasimsiu lengvai papasryčiauti ir judėsim atgal į Kroatiją. Nu ką, esam lauke, viskas susikrovė, naujas gertuvikės, viską. Ir tenais tiesiai kaip tik yra kraniuks, šaltinėlis prisipilti vandens. Tai kol kas dabar tuščias gertuvės, bet sustosiu, prisipilsiu. Ir pradedam šiandien nuo 2813 km. Tai kaip ir sakiau čia per tą dienikę čia, kur ilsėjaus, nieko nefiksavau papildomų kilometrų, nieko nepridėjau. Tai, žodžiu, tęsim kelionę toliau, varom prisipilam vandens ir judam link Kroatijos ir kažkur sustosim da pavalgyti. Na, kažkokį restoraniuką da važiavau, užsuku, pažiūrėti, kažką čia tur, užkasti ar netur. Taigi, sustau tam restoraniukai pavalgyti ir pasiėmiau vištienos, salotų kažkokių. Tai einam pasryčiauti ir pavalgęs toliau kylu į kelią. Suvalgiau tas salotikės, tai žodžiu, turbūt ne tik ačioj kelioniai, bet turbūt per visą gyvenimą skaniausias salotas, kokias esu valgęs. Tokias skanės buvo ta vištienikė pagrilinta tokia ant laužo, prieskoniukai, padažiuks, žodžiu, 10 iš 10. Tai šitam restoraniuke, jeigu kas nors netyčia Mostare būsit, tai tikrai rekomenduoju užsukti, žiauriai skaniai pavalgiau. O už tą vištienikė čia tas salotas sumokėjau 12 Bosnijos markių, tai čia būtų 6 eurai. Tai
tikrai patenkins esu, kad čia sustojau pavalgyti. Įvažiavau čia ką tik kažkokią vietą, buvo uždėts didelis ženklas No Photos Restricted Area. Tai nežinau, kas čia to vieta yra, bet jeigu kažką įdomesnį pamatysiu, gal pasitengsiu nufilmuoti. Čia šitos tvoros netyčiai ne ten pasakau, nes čia vien šalia kito tie keliukai eina. Iš karto išlindo apsauginiai su švilpukai, švilpti su bananais kažkokiais, kažką Deutsch, ne, sakau, iš Lietuvos, žinai, kažką. Sakau, sorry, ne čia pasakau. Tai viskas, sakei, žodžiu, išlindau toliau. O čia nesuprantu, bet panašu, kad Aliuma kažkokia gamykla didelė ar kažkas tokia. Nežinau, tiksliai nesuprantu, kas čia yra, bet kažkas saugoma teritorija, panašu. Izraelė vėliavų iškeltų ten, da kažką. Nu, žodžiu, kažkokia saugoma zona. Žodžiu, baigė šitą kažkokia zona. Čia kokį 10 km gal buvo aptverta su spygliuotom vielom visokiom. Čia žiauriai kažkokiom įdomiom vietom važinėjau. Nežinau, tarp kalnų kažkokie čia tiltai, upės, da kažkas. Da, kol kas per šią kelionę tokiom vietom kažkokiom nevažinėjau. Labai tokias įdomias. Grinai čia šalia kalno, nežinau. Bėgiai čia visokie. Da kažką. Įdomiai atrodo. O šiandien noriuks tai pasaka. Bent jau kol kas. Toks vėsus vėjuks. Ir kokį 2-2, 2-3 kažkas dabar tokia. Na, aišku, dabar tik kažkur 10 valanda tiera. Gal da dieną biškį užkaitint saulėkį. Bet kol kas dabar taip ramiai čia 2-1, 2-3 greitį kažkur laikau, ramiai čia minas. Daug ką pridėta, viena laisva diena pailsėti. Pilns jėgų, jaučiuos. Tai žodžiu, judam tolyn. Tikėkimės nebus kažkokių nesąmonių čia daugiau. Bavažiuoju tarptų krūmų čia kalnų kažkokių. Tai vis čia girdžiu arba tuose krūmuose, po kažkuria pusė. Čia viskas, nežinau, kas vos ne 100 metrų kažkas sukrapšt. Tai arba gyvatikės kokias, arba driežiukai kokie. Nes čia mačiau pervažiuoti ir tų gyvatikių ir driežiukų nemažai. Tai yra čia įdomios gyvūnėjas aplinkui. Bet ką jie man nieko nepadarys, keliu važiuojant. Ho! Ką pamačiau? Vėžliuką. Labas, vėžly. Sulinda biškį kiautą. Dėja turbūt. Ai, vėžik išlent po biškį. Nes pirmai kaip važiavau, eina. Gražuolis. Vau. Pirms vėžlys, kur pamačiau. Tai gal čia ir vėžliukai net krūtyje tuose krūmuose bėg vėžliuks. Nu fainiai, gerai turiu traukti nuo kelio mašiną, parvažiuoju. Čia vis dar tuo pačiu keliu važiuoju, kur tą vėžliuką buvau sutikęs. Tai čia realiai vos ne kas kilometrą matau pervažiuotą gyvatę. Tai čia jaučiu gyvatins belekoks yra. Tai čia kur nors miegot su palapinė jaučiu žiauriai bloga idėja būtų. Bet čia mes ir nemiegosim su palapinė. Važiuojam link miestų kažkokių. Kur čia tiesiai. Tai žodžiu, tikėkimės, gyvatės kokias neužpals, kol kas tik tais pervažiuotas ir te matysiu. Nu, labai čia smagiai važiavos, bet pamačiau čia tokį soliuką visai gerą pavėsiukai, sakau, sustosiu trumpam. Žiūriu, kažkokie čia vaisiai, o kas čia? Vietos ant žemės visokie. Pakėliau galvą. Žiūriu, figų medis. Figas augant medžią. Geras. Šiaip jau buvau kažkur matęs tų figų medžių bevažiuojant. Bet dabar čia iš arti grinai jau sustojęs, pamačiau. Tai ne kiekvieną dieną irgi pamatysi figas augančias. Tai nežinau, dar kelias minutės čia pabūsiu. Visai smagiai kažkaip minas, nenoriu čia per daug kimarinti. Tai dar kelias minutės pabūnu ir judu toliau. Čia kokį tiltą turim. Galinga. Pro kalnus. Ein nuo vieną kalną iki kitą kalną. O aš čia pro apačią judu. O ten da po apačią upė tekanti. Šiaip žiauriai
geras ševetikės, tik tais visokie driežai ir gyvatės pervažiuoti čia vos ne kas 100-200 metrų. Tai pastovi išvenginėti visokių pervažiuotų nesąmonių. Bet viskas tvarkoj, oriuks pasaka. Žodžiu, diena kol kas 10 balų. Au! Iš čia dar galingiau atrodo tas tilts. Labai įspūdingai. Tenais į kalnus nueinu kažkurtais. Dar 2 gyvatės pervažiuotas. Belekiek, čia tų gyvačių tai belekiek. Tenais Kroatijai, kol vėl gyvatė pervažiuota. Žodžiu, vėl gyvatė pervažiuota. Vos ne kas 50 metrų, net ne kas 100 realiai čia tos gyvatės. Bet gyvačių, o nepervažiuota, tai tik tais Kroatijai. Čia prieš kelias dienas mačiau porą. O čia kol kas Bosnijai, tai gyvų kol kas nei vienos jaučių nemačiau. Ir koks čia tai neliuks. Kai kitai. Nu, žiauriai gražiai vietas čia iš tikrųjų. Nuo to Mostaro link Neuma važiuojant čia tais keliais. Tai pasaka, plens pasaka, gamta pasaka. Žodžiu, jeigu kas nors netyčia gyvenime būsi tuose galuose su dviračiu, tai tikrai patarčiau čia tuo keliuku pravažiuoti. Čia nuo to Mostaro iki Neuma, nežinau, koks 7-8 km. Ir čia jau nežinau, kokį 30 gal kilometrų nuvažiavau. Kažkas tokio, tai visai ką, tokie keliukai kažkur. Lygus plens, nei kalniukai, nei pakalnės. Tiesiai visai kamini. Žiauriai smagu. Pirms kalniuks. Ir čia užkilus į tą kalniuką. Iš karto pro kažkokį čia tunelį. O. Iškart nusileidams. Pirm šuniuks mano sutikts čia tam kely. Čia vis, kaip suprantu, jisai saugo. Gal nieko nebus. Labas šuniuk. Nieko ramus. Bet jo, nes čia po ta pusė avis. Tai greičiausiai avis saugo. Tai kiek girdėjau, yra ir Bosnijoje, ir Albanijoje, ir Graikijoje, kur tas avis saugo visokie šunys, tai šiaip jie agresyvus būna. Tas kol kas lygtais nieko, ramus, gerai čia pasitaikė. Nežinau, neturiu jokios apsaugos nuo šunų, bet nežinau, ką nors sugalvosiu ekspromtą, jeigu ką. Kažkokį miestą davažiavau, panašu čia į miestą, jau ne į miestelį. Bet turbūt nieko nestosiu. Nieko kol kas kaip ir nenoriu. Nei valgyti, nei gerti. Nebent kokią vandens pasipildyti. Vandens pasipildyti, kraniuks iš karto vėjai yra. Nu, geram žmogui sekės, kaip sakoma. Na, prisipyliau čia tam parkelį vandenuką. Pailsėjau dar biškį kokias 5 minutės. Ir sakau, reikia pasižiūrėti dėl maršruto čia, kaip važiuoju, kaip čia kas. Tai apie 12 km iki Kroatijos sienos. Tai kirsim Kroatijos sieną, ten Kroatijoje irgi kažkiek pabūsim, kokį 20 km ir vėl gal grįšim į Bosniją. O taip darau dėl to, kad išvengti čia biškį tokių bjaurių kalnų. Tai toks maršrutas eina, kad čia ta šalis pirmyn atgal taip reikia kirtinėti. Tai nežinau. Menam link Kroatijos, kirsim tą sieną, pažįsim, kaip ten kas Kroatijai tada. Dabar pagalvojau, bevažiuojant, kad jeigu pamatysiu kokią mažą parduotuvikę arba degalinę kokią, sustosiu kažką nusipirkti, nes turiu dar tų Bosnijos markių, biškį tenais metalo, tai reiktų išsileisti ten kokią 6-7 markės turiu, tai išeitų drąsiai kokią dešrainiuką pasiimti su energetiniu ar kažką tokią.
Tai žiūrėsiu, jeigu užmatysiu kažką, sustosiu, kad įsileisiu tos pinigiukus. Nu va, 4 km iki Kroatijos sienos ir va kaip tik degaliniai. Taip pat tas pažiūrėsiu kažką nusipirkti, išleisti tas markės. Nu, sustojau to į degaliniai, pasiėmiau porą 7 Days'ų ir pasiėmiau mažą energetinę. Tai išleidau beveik 5 markės, tai dar kokį porą markių liko, tų centukų tenais metalą. Tai gal da išleisiu kažkur, gal da neišleisiu, bet jau nieko tokio. Vis ne 7 markės vežiuotis. O 2 markės yra 1 euras tai. Nedaug čia pinigėlių, bet vis tiek. Kam čia man jūs vežiuotis be reikalo. Tai judam iki Kroatijos. Čia mažiau negu 4 km jau liko. Tai tuoj turėčiau kirsti sieną. Ir paskui vėl grįšim į Bosniją. Sieną kertam, išjungiu kamerą. Kirtau sieną, nieko netikrina. Kaip matau, tikrint tik tais tuos, kas įvažiuoja į Bosniją, o kas išvažiuoja, tai tiesiog praleidžiu visus įvažiuokit, jeigu norit. Tai sveiki sugrįžę į Kroatiją, vėl Kroatijos. Jau Kroatijos vėliau matos. Bet šitoj Kroatijai neužsibūsiu per daugiausiai. Nes tiksliai nežinau, bet taip iš akies žiūrint, kokį 20-30 km ir vėl būsiu Bosnijai, Neuma mieste. Ir nežinau, greičiausiai vėl išvažiuosiu paskui iš Bosnijos ir vėl grįšiu į Kroatiją. Tai žodžiu, šiandien daug sienos kirtimų nusimato. Pro kokį čia tuneliuką pralysti. Opa. Ir dabar čia yra upė. Tenais kažkur toliau pilts yra. Tai reikės kirsti į kitą pusę tos upės. Nu, nemenka čia ta upė. Tik tai siauras biškį keliuks. Tai žodžiu, čia yra miestelis, ar miestas, nežinau kaip pavadinti, Metkovič. Tai čia prie pat sienos, realiai, nu, grinai ant pat sienos kroatų miestuks. Tai biškį čia pavažiuosiu pro tą Kroatiją, kokie apie 20 km kažkas tokia. Ir būsim vėl Bosnijoje. Ką aš mačiau? Ženklą prie tų, kur fotkinas pastoviai. Nu tikrai sustosim nusifotkint. Jau tradicija čia tokia, jeigu tik pamatau, tai būtinai reikia nusifotkint. Tai stojam ir fotkinamės. Dubrovniks 9 km. Nu ką, žinau, gal ir įkabinčiau šiandien. Dabar pusę pirmos turim, bet tai šiandien žiauriai gerai minus. Kiek aš čia tų kilometrų šiandien esu įveikęs? Apie 50. Nu gal ir įveikčiau 100 pėm šiandien per dieną. Gerai čia pasilsėjau. Žiūrėsiu, jeigu vėjas palankus bus, gali dakabinsi iki to Dubrovniko. Bet ten hoteliai žiauriai brangus. Pigiausias ten realiai 100 eurų. Bet visai gal nieko būtų. Nu pažiūrėsiu, kaip minsis. Kol kas minučiai iš tos Kroatijos reikia išminti į Bosniją, tada vėl į Kroatiją. Ir tada žiūrėsiu, kiek minsis, tų kilometrų šiandien. Nu čia dabar, kaip nuo to ženklo ten nusifotkinom, kaip tik tenai skirtom tą upę, pasisukom kitą kryptim. Tai grinai prieš vėją dabar man yra. Nežinau, bet paskui vėl lygtai suksiuosi į kairę pusę. Tai žiūrėsim, čia pasikeista vėjo kryptis, ar kaip čia kas. Nes jeigu visą laiką prieš vėją bus, nu tai iki Dubrovniką kažina dakabinsi tą 100 km. Bet jeigu pasisuks tas vėjas, bus šoninis arba iš galo, tai gal ir dakabinsiu. Kažkokią stotelę, nes taip tai nėra kur sustoti, nei medžiuką, nei nieko, vien tik tais ant saulės. Tai pirms va kažkoks pailsioks. Nu tai biškį pailsysiu, kokias 5 gal 10 minučių. Nes biškį jau karštam tos saulikai čia daros. Nu va, pailsėjau kokias 5 minutės toj stoteliai. Biškį maikę prasitraukiau, nes jau šilta daros. Ir žodžiu pasižiūrėjau kaip čia kas su tai savo maršrutais visais. Tai iki Neuma, kuris yra vėl Bosnijai, man yra
22 ar 24 km, dabar tiksliai neatsimenu. Tai žodžiu, ir turim be 11. Tai, antrą, po 2:15. Kažkas tokia turėčiau būti Neume. Tai tenais jau čia eisiu papietauti. Nes dabar pavalgęs tos pusryčius esu. Ir 7 Days, kur nusipirkau ten toj degaliniai. Tai dar nenoriu valgyti, bet jau 2 valandą jau bus į temą pavalgyti kažką. Tai žodžiu, nevažiuoju čia tos autobusas. Galiu lenkti. Galiu jaučiu. Tai žodžiu, tenais pavalgysiu. Nes Bosnijoje viskas dvigubai pigiau negu Kroatijoje. Tai taip dabar nenoriu čia valgyti. Tai tuos 2-4, kiek čia kilometrus pavarysiu. Ir tenais pavalgysiu. Bosnijoje vėl. Atvažiavom į miestą Opuzen. Tai pažiūrėsiu, prasuksiu čia ratuką pro tą miestą, pasižiūrėsiu, gal kažkas gera yra. Va, kaip tik pavadinimas Opuzen. Tai prasuksiu ratuką, pasižiūrėsiu, kas gera. Bet niekas čia nestosiu nei parduotuvę, nei valgyti, taip tik tais apsižiūrėti, kas čia įdomaus gera yra. Žodžiu, tikrai nieko gero čia nematau šitą miestelį. Kaip tik toks pavieniai namai ir viskas. Nieko daugiau čia nematau, tik tais, kad aplinkui vis ir vien kalnai visokie. Daugiau tai nieko kaip ir nėra šitam Opuzene. Brobniks 89. Bet čia mes į autostradą lendam kažkokią. Tai nežinau, gal niekam baisaus. Bet tai tokį rodo maršrutą. Čia gal autostradikė. Niek, normaliai čia yra. Riebų čia kalną turėsim. Čia tas, kur yra priešais kalnas, tai taip reikės visą važiuoti ratu. Matau, mašinas važiuoja. Pakankamai stačiai atrodo. Bet niek. Pilns jėgų šiandien esu. Vakar vieną laisvą dieną turėjau. Tai čia užpumpuosim be jokių stumimų į tą kalną. Kokias mašinikės. Vau. Čia visi su mustangais. Kokie 8 mustangai pravažiavo. Čia į tą kalną vis dar kylam. Bet be problemų, kiek čia? Ant 14 skaitinai tą kalną. Viskas tvarkoj. Be problemų išminsim. Kokį porą kilometrų jau nuvažiavau čia į tą kalną. Dar matau čia. Taip, sukas aukštyn tolyn čia. Kilti reik. Tai pasižiūrėjau. Dabar čia bevažiuodams. Da, apie 4 kilometrus. Tęsis tas kalnas į viršų. Tai nežinau, jaučiu, kad užkabinsiu. Visai dar gerai jaučiuos. Tai kol kas toliau minam, judam. Ir žiūrėsim, kas viršūnėje gera bus. Nemažai jau čia užkilom, kaip matau. Nebedaug čia ir kilti lika. Dar, nežinau, 50, kokį 100 metrų sukilimą. Kažkas tokia. Bus čia tas kalnas pasibaigęs. Tada, kaip matau, pradėsim leisti žemyn. Tai žodžiu, jeigu čia tokiu keliuku, kokiu dabar čia važiuoju, tokiu leistis reikės, tai čia, kaip smagiai turėtų būti. Nes idealus plans. Tai čia ant kokį 60 galėsiu leistis. Adrijos jūra, kaip gražiai atsiver. Ir pradedam nuo čia leisti žemyn, nes pagaliau užkilom į tą kalną. Visai čia jis nemenks buvo. Čia kiek mašinyčių gražių, čia visas tos ir pravažiavo pro mane. Visokie mustangai, ševroletai, da kažkas čia. Visokias mandras mašinikės. Ką, leidžiame žemyn, smagus nusileidims lauk. Pagaliau išvažiuojame iš autostrados. Jau čia net negaliu, aš tada čia važiuoti, bet tai... Ką aš žinau, maršrut čia rodo, tai važiuoju, neapsikraunu čia per daugiausiai. Tai iki to Neumo jau čia nebedaug jau liko, iki 10 km kokį manau. Tai žiūrėsim, dar čia mačiau toksai labai gražus didelis tiltas buvo. Tenais po dešinę pusę. Nežinau, kirsiu aš jį, nekirsiu, bet visai norėčiau jį kirsti. Va, matos čia. Toj palačia kažkur biški. Geriau gal matysis. Va, koksai tiltas.
įspūdingai atrodo. Bet jau čia nekirsiu, aš jau man taip atrodo. Nu žodžiu, jodam tolyn. Ir čia matau dar priekį manęs lauk 10% nusileidams. Tai leidžiamės toliau žemyn. Visa kokie vaizdai, pasaka atsiver priešais. Nuostabiai atrodo viskas. Nuostabi gamta. Iki Neuma 6 kilometrai. Tai žodžiu, jaučiu tenais ir visas mano Neums, tenais kur matos tie visi namukai. Nusileidau žodžiu čia nuo to kalniuką 10%. Tai čia kokia grožio vanduo. Vau. Da gražiau net atrodo negu tas Bled ežers. Čia tai belė ką būtų išsimaudyti, bet čia gylis tai jau čia nesveiks, turėtų būti. Žodžiu, iki Neumą nedavažiavom, bet jau turėtų būti kokie 3 km, manau. Čia priešais kažkokie keliautojai. Reikės pakalbinti, iš kur važiuoji. Hello. Hey. Where are you going from? From Split. Ah, from Split? Yes. Not so far. Not so far, yeah. Yeah. We are too heavy to make Ah. long journeys. Yeah. I am going from Lithuania to Greece. From where? From Lithuania, Lithuania. Lithuania. Oh, yeah. really? Yeah. Oh, So how much kilometers per day you make? about 100 now I have. Almost 2,900. Oh, And about 1,100 left, so. left to go. Yeah. Nah, not much. That's an adventure. Yeah. When did you start? At May 1st. Okay. So a little bit over a month. Okay. Okay. But I see it's Impressive. really nice places Yes. here. Yes. Yes. Nice views. I was in Split like 4 days ago, something like that. Okay. It was also very nice. Yeah. I know. Okay. We're actually from here, from Croatia. Ah, yeah, cool. Okay, good luck. Yeah, good luck to you too. Bye. Goodbye. Čia paplūdimiai. Tai nežmoniška grožė. Smėliuks, palmės. Vau, žmonės maudos. Su baltikiam plaukiai. Įspūdingai atrodo viskas. Kaip pasakoj. Smagiai čia visai būtų iššokti. Bet kadangi dabar čia pagal tą vandenį važiuosiu žodžiu, tai gal ir bus proga kažkur iššokti. Gal kokį hoteliuką kažkur prie vandens pasimsiu. Visai būtų fainai čia išsimaudyti tam vandenukį. Tai žodžiu, toj turėtų būti... Jau matau, tenais toliau siena. Toj grįšim į Bosniją. Ir turėtų iš karto būti tas Neums. Tai stosim tenais pavalgyti. Jau po biškį pradedu norėti valgyti, bet dar nėra baisiai. Tai menam iki Neumą, susirasim kur pavalgyti. Bet pirmą dar kirsim toj sieną. Ką, privažiavom sieną. Reiks stoti, išsitraukti ID kortelę. Nes čia tikrin visą laiką. Ir judėsim tolyn. Nu va, kertam sieną. Vėl Bosnijoje esam. Ir va čia buvo rimčiausia patikra. Ir vienam ir kitam punkte tikrina ir kupriniai viską čia iškraustė, dar kažką. A nieką nelegalaus nevežė, dar kažką. Tai kol kas per kiek keliaunu, čia buvo rimčiausia patikra. Bet kai girdėjau į Albaniją važiuojant, ten da baisiau. Ten visas tašės viską iškrausta, visiškai ten, žodžiu, nežinau. Gal melavo tie žmonės, bet gal ir ne. Tai žodžiu, kai pasieksim Albaniją, o tas bus, manau, pakankamai greitai. Manau, po kokių 3 dienų, gal 2, po 2-3 dienų kažkas tokia turėčiau būti Albanijai, tai pažiūrėsim, kaip ten ką tikrin. Tai va taip atrodo tas Neums. Dabar kaip tik čia yra ženklas, kad įvažiuosiu to į Neumą. Tai žiauriai gerai čia atrodo. Vau, koksai grožis. Idealiai atrodo. Žodžiu, lekiam į tą Neumą, jau įvažiavom. Jau kaip ir Neumšės skaitos. Susirandam kur pavalgyti, pavalgom ir judam toliau. Matau lygtis kažkokį restoraniuką.
Bandom pažiūrėti, čia veik kažkas, čia duos valgyti. Žodžiu, čia nedirbtas restoraniuks, bet sakė, ten kažkokie du žmogiukai sėdėjo, sakė, už 50 metrų toliau pavažiuok ir bus. Tai va, matau, jau restaurant kažkas. Sustoju į tą kavinukę ir kortelę, aišku, negali atskaityti kaip visą laiką. Tai kadangi 10 markių tą turėjau, tai išėjo blinukų pasiimti, bet visai niekas, eiti turėtų. Tai einu pavalgyti ir liksiu toliau. Na, kažkiek tais pavalgiau nuo tų blynų. Neįspūdingai, bet užteks. Tai žodžiu, kadangi jau dabar paliksiu Bosniją su visu, čia būtinai per tas autobusas kimarinti, biškį pasitrauksiu. Žodžiu, kadangi dabar jau Bosniją palieku su visu, tai dar turiu 4 markės 40. Tai čia to metalo tikrai man nereikia vežiotis. Tai čia kaip tik, kur tos autobusas stovi, yra kioskelis kažkoks, tai sustosiu vandens, mineralinę kažko nusipirksiu, išleisiu dar biškį tų markių, kad nereikia čia tų centų vežiotis ir varysim toliau. Na va, sustojau tam kioskelį, pasiėmiau kažkokį korasaną, pasiėmiau vandenuką ir 20 centų liko. Tai va, pats tas išleidau visą valiutą Bosnijos. Tai žodžiu, judam atgal į Kroatiją. Na, viso gero, Neumi. Buvo malonu tave aplankyti ir blynų čia pavalgyti. Bet laiks kilti atgal į Kroatiją. Ką, vėl grįžtam į Kroatiją. Kroatija siena. Tai išjungi vėl kam reikia, kad čia pravažiuoti ramiai ir greitis matysim. Nu ką, grįžom vėl į Kroatiją. Ai, čia tipo raudona man, negaliu važiuoti. 150 sekundžių. Šiaip važiuočiau, bet nežinau, čia prie pat sieną. Gal važiuoti. Jau čia važiuoju, nes ten žmogus kažkoks kelkraščio eina. Taip ir darau. Tai žodžiu, vėl grįžau į Kroatiją. Jau dabar į Bosniją nebegrįšiu. Tai žodžiu, judam toliau. Nes šiandien sienas internetą negaudo, pavažiuosiu biškį toliau ir pasižiūrėsiu dėl hoteliuką, ką ir kur užsisakyti. Nes šiandien jaučiu iki Dobrinokovo nedatempsiu, nes žiauriai iš tikrųjų iš priešai tas vėjas čia daužo, tai žodžiu, biškį pamenu ir matysiu kaip kas. Griaunčia kažkokius kalnus, tuos akmenis čia į fūrą grauna. Dulkės visokias į akis einos ir sokiniais esu, bet nieka. Dar čia biškį pavažiuojam nuo tų čia visokių kalnų griuvimų, kad eitų kažkur sustoti. Ir reikės dėl to hoteliuką kažką susižiūrėti. Nes kiek dabar čia tų valandėlių turim? Po 3 kem 4. Tai po truputį jau reikia pradėti kažką planuoti. Pilna visokių salikių čia. Pusiasalių, salų, visokių įlankų, dar kažko. Labai įspūdingai. Reikia paskubėti, kol dar man žalia čia priešais dega. Ai, dar minuotį laiką, tai ramiai gali neskubėti. Tai žodžiu, galiu dar pasigražėti čia visu šitų reikalų. Bet tai manau, čia kuo toliau važiuosiu, tuo dar gražiau bus. Prie to Dobrinokovo, ar kaip jisai. Tai ten, sakė, iš viso ledas vaizdai turėtų būti. Nu va, sustojau. Ženklas čia link Dubrovniką. Ir tenais tiesiai tilts eina per Adrijos jūrą. Tai žodžiu, kirsiu dabar Adrijos jūrą. Bet va čia radau kažkokį pirmą šiokį tokį pavėsiuką. Nuo tos sienos kaip kirtau čia, nuo tos sienos nežinau kokius 8 km plus minus nuvažiavau. Tai žodžiu, biškį staptelsiu, pasižiūrėsiu, kaip su internetu reikalai yra. Ir pasižiūrėsiu, kaip su hoteliukais reikalai yra. Gerai, sustojau, biškį apsiprausiau veidą, rankas, nes kažkokias lipnės buvo. Po prakaitą jaučiu. Kertam tą tiltą ir susižiūrėjau dėl hoteliukų kaip kas. Tai nuo čia, kur esu, vienas hoteliuks, 22 km. Tai čia viskas ok, dabar 4 valanda lygiai yra, tai tiek tikrai įveiksiu. O kits yra 35 km, tai kaip ir irgi įveikčiau, kaip ir normaliai, bet 600 metrų sukilimo kažkas tokia, ten iki to antrą. Tai bus ten biškių kalnų nemažai,
Tai nežinau, dar kokį pusvalanduką paminu. Ir už kokią pusvalanduką tada vėl steptelsiu. Tada jau aiškiau bus situacija. Ten tą 3-5 tos įkabinsiu šiandien, nelabai. Užkilau čia. Nu, dar neužkilau, dar kilsiu porą kilometrų į kalną, bet jau virš kilometro kylu. Žiūri, degalinė yra. Tai jaučiu, stoju ledą pasimti, nes plus 30 temperatūra čia yra. Tai visai į temą būtų ledą kokį suvalgyti. Alkans dar nesu, kaip ir normaliai da iš tų blynų. Bet tokį ledą suvalgyti, tai gerai būtų. Pasiėmiau savo mėgstamiausią ledą ir dar pasiėmiau korinį. Tai suvalgysiu tą korinį, kol biškai ledas pravies. Nu, nepravies, o atšils, nes iš kameros ištraukiau. Ir suvalgysiu tada ledą ir įdėsim tolyn. Kaip visą laiką. Belia kaip gerai tas ledas įėjo. Kol kas, nežinau, turim kiek čia tų valandų. Be 15:05. Nu, kol kas dar nieką nesibokinu, nežinau. Dar kol kas minu. Žiūrėsiu, kaip čia kas. Nes čia ir tų kalniukų nemažai. Ir tas vėjas iš priekį. Nėra baisiai lengvai čia minti tą pakrantę. Bet matysiu, gal ir įveiksiu iki to tolimesnę. Nu va, 10% kalniuks. Nežinau, pažiūrėsiu. Gal nereiks stumti, gal užminsiu. Dubrovniks 43. Jeigu nebūtų baisiai daug sukilimą iki jo ir pavėjai, tai dar ir šiandien būtų įveikiama. Bet kokie 700-800 metrų sukilimą dar iki jo tenais. Ir čia prieš vėją minti, tai tiek to nesidraskysi čia iš po tos laisvos dienos iš karto vėl čia maksimumą spausti. Kaip čia gražiai atsiveria viskas. Adrijos jūra. Neblogai čia kol kas tie kalniukai, minas. Nežinau. Dar menam, dar nieko kol kas neužsisakinėjau. Bet dar nei pirmą, nei to antrą hotelę nedavažiavau. Bet iki to pirmą jau nedaug ten trūkst. Kokie gal 6 km, 7 km kažkas tą pusę. Tai žodžiu, sustojau čia kelkraštį kažkokiam. Čia dabar nuo kalno tokio nusileisiu ir tam miestuke būsiu, bet čia tokį gerą pavėsiuką suradau, tai sakau sustosiu. Tai apsižiūrėjau tos hotelius, apsižiūrėjau kaip čia kas. Tai dabar turim po 5:20. Ir žodžiu, užsakiau už 100 eurų, nes visi čia brangus, tai čia normali kaina tas 100 eurų pagal tą pakrantę iš Kroatijos. Tai pasiėmiau už 100 eurų hoteliuką. tą tolimesnę, tai iki to tolimesnę dar 20 km, ten, nežinau, apie 400 metrų sukilimą, tai nu vis tiek per pusantras valandas įveiksiu tą 20 km, čia nėra problemas, dabar čia dar sustosiu, suvalgysiu kokią bulkutę ir įveiksiu. Nu ką, pavalgėm, pasistiprinom, laiksdama šitos 20 km. Važiavom tą Slano, tai nuo to Slano iki to mano kitą miestuką, neatsimenu kaip jisai vadinas, kur jau pasiėmiau hotelį, tai 15 km turėtų būti. If you are tired, please stop. Ne, nestosiu. Tai tunelys tarp kalnų. Kitai. Ir ten tas apačioj, kur matos, tai Slano tas miestelis, kur prieš tai galvojau imti hoteliuką, bet neėmiau. Tai važiuojam iki kitą. Bet tenais irgi tas pats irgi. Čia visi tie pagal pakrantį miestukai tokie patys realiai. Trsteno 7 kilometrai. Tai tam Trsteno yra mano hoteliuks. Tai kažkur tais tiek ir likai. Taigi hotelė apie 7. Bet to belia kaip gražiai čia atrodo tas vanduo. Bet tai čia visą dieną realiai, aš tą patį matau vaizdą. Atvykom į Trsteno tą. Nu buvo, čia buvo kalniukų. Buvo ką veikti. Stumtis niekur nereikėjo šiandien, bet paminti gerai tekai kai kurios kalniukus. Žodžiu, kažkur tai čia vos tik įvažiavus į tą miestelį turėtų būti parduotuvėki. Ir čia vienintelė parduotuvėki tam mieste tėra. Tai reiks užsukti tą parduotuvę, kažką pasiimti, pavalgyti, nes visai norėčiau jau kažką valgyti.
ir varysiu į tą hoteliuką, čia tas hoteliukas irgi netoli kažkartais. Viskas čia kokį 1,5 kilometro spinduliu turėtų būti. Tai žodžiu, reiks kažkur pristoti, susižiūrėti, kur čia tiksliai ta parduotuvė. Čia! Čia parduotuvė. Nereikės niekas stoti ir ieškoti, iš karto varoju parduotuvę ir apsiprekinu. Pasiėmiau čipsiuko, pasiėmiau trikampę sumuštinį. Jau senai bemačiau kažkurioj parduotuvėj, kad būtų tų trikampių sumuštinių. Ir iki hoteliuką 400 metrų. Tai realiai čia galiu net nusistumti, bet aišku nesistumsiu, važiuosiu. Pro čia kažkur tai į kalną. Įdomioj vietikiai čia. Tas hoteliuks bus. Kiek čia daleka? 100 metrų. Tai čia biškai į kalniuką užkeliusiu kažkur. Ir po kairę turėtų būti. Tai žodžiu, tuoj susitiksim. Taigi, atvariau. Iš hoteliuką vaizdas. Visai viskas neblogai. Gražus čia vaizdas. Gražiai čia viskas atrodo. Žodžiu. Tik tais, kad savininkas kažkoks biški atsilikęs protiškai atrodo. Tai tikrai paliksiu 0 iš 10 įvertinimą čia tam hoteliukui. Ir nežinau, einu po biškį praustis, tvarkytis. Ir nežinau, susitiksim vėliau dar. Eisiu tą video paeditinti dar kažką. Pakankamai anksti yra, po 7-10 kažkur tais. Tai viskas kaip ir tvarkuoja. Tai žodžiu, einu po biškį tvarkytis. Ir pažiūrėsim, kaip čia kas toliau. Nu, taigi, praėjo jau kokia gera valandikį laiką. Čia jau pradėjau biškį video editinti. Išsimaudžiau pats. Ir rūbus išsiskalbiau. Nežinau, čia lauke pasidžiau ant dviratuką čia. Užsimečiau kepurės, kojines. Ten ant kėdžių kelnes. Žodžiu, viskas susidėjau. Bet per naktį negaliu palikti, nes naktį praneš lietus su žaibais. Ir rytoj visą dieną lys ir žaibai 100% tikimybė. Tai nežinau, kaip čia rytoj viskas seksis. Tai einu toliau turbūt editinti video. Žiūrėsim, kaip čia kas gausis. Ir kiek dabar čia turim? Po 8:37. Nu tai dar kokį porą valandikų ten lauke palaikysiu tos rūbus. Ir manau, kad reikės jau eiti susirinkti juos. Gerai, taigi čia biškai užsidirbau su to video editinimu. Turim be 14 minučių 12. Tai vis dar čia 41% dar kol kas video te padarė. Rodo, kad apie valandą 10 dar darys. Tai žodžiu, tikrai aš tiek laiką nelauksiu. Tai krentu į lovikę. Reikia dar pasikloti lovą. Ir einu miegoti. Taigi 33 dieną užbaigiam taip. Ir labanaktis.